Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir, turbūt visiems yra taip buvę, kad vaikštai su draugu, kažką randi, kažkur kažką darai, tada draugas kažkur pabėga, tada draugas neberanda tavęs, tu neberandi draugo, klausi, kur tu esi draugas sako, aš esu prie medžio, tada tu nubėgi prie kažkokio medžio, jis pasirodo visai yra prie kito medžio, jūs matot 15 skirtingų medžių ir visur tik medžiai ir jūs viens kito neberandat. Tai tam reikalingos koordinatės. Tai šitoje pamokoje mes pasimokinsime, kaip įsijungti koordinatės, kaip jas suprasti, ką jos reiškia ir kaip daugiau niekad nebepamesti savo draugo, plus kaip teleportuotis palei koordinatės. Tai va, tad nieko nelaukiam ir nors žinot, palaukiam. Jeigu jau žiūri šitą video, galbūt net ir ne pirmą, tai labai norėčiau paprašyti, kad paspaustum mygtuką patinka, jeigu pamoka tikrai patiks, ir paspaustum mygtuką prenumeruoti, nes labai didelė jūsų dalis, kurie mane žiūri, yra neprenumeratoriai. Nežinau, kodėl jūs taip darot, man labai liūdna, prašau paspausti mygtuką, tai nieko nekainuoja. Na, o dabar nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai. Tai koordinatės įsijungia su mygtuku, kuris vadinasi F3. Tai jis turėtų būti kažkur aukštai jūsų klaviatūroje. Paspaudžia mygtuką F3 ir atsiranda štai toks keistas langas. Nebėra kvadratuko, atsiranda kažkokios mėlynos, žalios ir raudonos juostos. Tai čia jūs matote labai daug informacijos, gali atrodyti tikrai labai baisiai, bet pagrindinis dalykas, kuris yra mums aktualus, tai yra kairės pusės, taip pavadinsiu, antras stulpelis ir pirma eilutė. Tai kaip matote, eilutė vadinasi X, ilgoji ir Z, arba X, Y ir Z, turbūt aš nežinau, arba tiesiog Z. Tai vat kiekvienas stulpelis, taip kaip parašyta, tiksliau eilutėj, turbūt stulpelis taip pavadinau keistai, bet žodžiu, X yra pirmasis skaičius, Y yra antrasis tarptų paspirų brūkšniukų ir Z yra tas trečiasis. Tai kaip jie veikia, kažkur judi ir jie kažkaip tais keičiasi. Tai jeigu mes žiūrėtume šiaurę, tai būtų neigiamas Z, kaip matote, Z, tas trečias stulpelis krenta. Jeigu mes apsisukam ir žiūrim į pietus, Z skaičius kyla. Jeigu mes žiūrime į rytus, kyla skaičius X, o Z lieka vietoje, ten tik tai šiek tiek keičiasi, nes, aš šiek tiek judu, bet jeigu taip juostoje visiškai nejudėti, tai Z praktiškai beveik nesikeičia, keičiasi tik tai X. Na ir jeigu, kaip ir sakau, atsisuku į vakarus, vėl X mūsų dabar krenta, o Z praktiškai nesikeičia. Iš kur aš žinau, kokios čia yra pusės, tai tam pačiam antram stulpelį, jeigu pasižiūrėsime keliom eilutėm žemyn, yra eilutė, kuri prasideda facing, ir kaip matote, kur aš dabar žiūriu, man rašo facing north, kas reiškia, kad aš žiūriu į šiaurę ir toliau skliausteliuose vėl rašo towards negative Z. Kas reiškia, kad jeigu aš eisiu ten, kur aš žiūriu, mano Z kris. Jeigu aš apsisuksiu, kaip matote, facing rašo south ir towards positive Z. Reiškia, kad mes, jeigu čia eisim, Z kils. Ir lygiai tas pats su X-u, tai jeigu einame į rytus, X didėja, jeigu einame į vakarus, X mažėja. Dar vienas toks dalykas, gal ne visai į temą, bet šiek tiek žemiau, jūs irgi taip pat matote eilutę biome, tai tiesiog galite matyti, kad aš šiuo metu esu Snowy Plains biome, tai jeigu mėgstate keliauti, taip pat dar ir žinosite, kokiam biome jūs esate. O dabar jūs turbūt klausite, bet tai Lapine, o tai kodėl tu nieko nepasakėjai apie Y, apie tą vidurinį eilutę? Tai iš esmės nieko nepasakiau, nes, jinai yra labai retai kada vertinga, nebent jūs esate ant kažkokių tais kalnų, arba, sakykime, kokiuose požemiuose, tai būtent tas Y, antra eilutė, yra skirta jūsų aukščiui, tai jeigu aš kylu, kaip matot, visiškai nei X, nei Z nejuda, keičiasi tik tais Y, jeigu aš pradedu leistis žemyn, krenta ir mano Y. Tai dažniausiai jis yra visiškai nereikalingas, bet kartais prireikia. Labai retai, bet kartais prireikia. Gerai, sakykime, kad, aš esu tas draugas paklydėlis,
o jūs esat kažkur tais tenais toli, kur nieko nesimatot ir jūs klausėt, tai kur tu esi, tai pasakyk savo koordinatės. Tai aš turėčiau kaip draugas paspausti F3 mygtuką, tada pasakyti X ir pasakyti Z, jeigu jūsų draugas kažkur yra žemai, dar galite parašyti ir Y. Tai dabar, jeigu, sakykim, aš nukeliauju tenais ir jau esu nebe draugas, o esu, sakykim, jūs, ir aš esu kažkur, sakykim, labai toli. Tai man draugas dabar pasakė tas koordinatės, tai kaip man dabar iki jo atsiteleportuoti. Tai šitas dalykas veikia tik tada, jeigu turite serverio operatorių ir tai iš esmės skaitosi kaip sukčiavimas žaidime, tai rekomenduoju naudoti tik tais tada, kai, arba jūs jau norite ir apsisprendėte sukčiauti, arba tiesiog žaidžiate kokį ten, nežinau, creative arba kažką, žodžiu, tai va. Pradedam rašyti, rašom pasvirasis brūkšniukas, TP ir dabar rašom koordinatės. O koordinatės buvo -2, 3, 5, 2, dedam tarpą, Y dabar parašysiu, jeigu, jisai neaktualus, tai tiesiog dedam va tokį ženkliuką, jeigu, kadangi jis dabar aktualus ir aš noriu atsirasti ant kalno, tai rašau 101, koks ir buvo, ir vėl dedam tarpą, dabar bus Z koordinatės, o Z koordinatės buvo 4, 6, 4, 1. Spaudžiam Enter ir, kaip matote, aš atsiradau lygiai ant to pačio bloko, kur ir buvau prieš tai. Tai šitaip paprasta yra suprasti ir, nežinau, ar galima vartoti tokį žodį manipuliuoti, Minecrafto koordinatėmis. Tai jeigu jums šita pamoka patiko, būtinai paspausite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir sekite Red Fox Cloud. Su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas. Ir nežinau, kada mane žiūrite, ar prieš šventes, ar per šventes, ar po švenčių, bet kokiu atveju su artėjančiom, esančiom arba jau praėjusiam šventėm, myliu, bušiuoju, visus apkabinu. Ir sakau iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate, ate!